Itin rudeniškas futbolas šiandien buvo sėkmingas Kėdainių Nevėžiui. Namuose pergalingų rezultatų 4-0 kėdainiečiai sutriuškino Klaipėdos Glestų. А Якубаевский Ромка был. Антон Бойко дал массу терроризации. Ну и который вышел. Они нас встречают. Не бейте больше. Край! Радзе выходит с каким-то мужиком. Ну, видишь. Гера! Kaip vertinate komandos žaidimą? Nu, žinoma, sunki aikštė. Ten žaidimo labai gražaus tikrai nepademonstravom, tačiau svarbiausia buvo rezultatas. Rezultatą pasiekėm. Na, aš manau, kad žiūrovai, kurie buvo, irgi visi turėtų būti patenkinti. Ir rezultatų, žaidimas, aišku, gražus nebuvo ypatingai, nes aikštė nėra geros kokybės viską, bet, kaip sakau, rudeniškas futbolas. O varžovai buvo stiprus ar silpni? Nu, žinot, pagal vieną rezultatą negalima spręsti, nes prieš tai žaidė jie Mažeikiuose ir gana sėkmingai sužaidė, kaip sako, Mažeikiai vos išlošė prieš juos, o pagal atskiras vienas rungtynės, tai nenorėčiau aš jau vertinti, kad tai komanda silpna. Tikrai jiem gal šiandien nepasisekė, o mes antrą kėlinį, pavyzdžiui, labai sėkmingai išnaudojom sukurtas progas. Beveik 100% išnaudojimas buvo ir toks rezultatas. Kartais aukštas rezultatas tikrai neparodo komandų dar skirtumo lygio. Spalio 24 dieną žaidžiam su Lietava Jonavos ir tai bus paskutinė čempionato rungtynės. Kaip sako, tada ir įsispręs, kurioje mes būsime vietoje. Ar tikite komandos sėkme? Taip, dabar jau ne viskas nuo mūsų priklausys. Taip, aš tikiu, kad mes, kaip sako, savo rungtynės tikriausiai turėtume laimėti, tačiau jau dabar bus ne viskas nuo mūsų priklausys. Labai svarbu, kaip Mažeikiai, jeigu neišbarstys taškų, o reikia bent jau 3 taškų, kad jie netektų kažkur tai. Kėdainietis LT.